Energija. Energija. Kas yra energija? Šviesa. Tai tokia energijos forma, kurią visada naudojame. Lauke dienos metu šviesą gauname iš saulės. Augalai naudoja saulės šviesos energiją, kuri padeda jiems augti. Maistas suteikia energijos žmonėms ir gyvūnams, kad galėtų gyventi. Galime panaudoti beveik viską, kas juda tam, kad veiktų elektros prietaisai ir įsijungtų šviesa. Saulės energija gali generuoti elektros energiją per saulės plokštes. Mes taip pat galime panaudoti ir vėjo sukeliamą judėjimo energiją. O kaip vanduo, mes turime jo gerti kasdien savo energijai palaikyti. Iš upių, vandens tekėjimo ir garų taip pat gauname elektros energiją. Yra daugybė nuostabių ir kūrybiškų būdų elektros energijai pagaminti. Jie atiteka per laidus į jūsų namus, dažniausiai iš labai toli. Palauk, o kam reikalinga energija? Televizoriui, oro kondicionieriui, video žaidimams, skrudintuvėms, dušams, kompiuteriams, skalbimo mašinoms, mikrobangų krosnelėms, šaldytuvams, automobiliams, židiniams, popieriaus gamybai, plastiko gamybai. Na gaila, kad kai kurie žmonės naudoja per daug energijos. Ar žinote, kad ją galima iššvaistyti? Taip, energija gali pasibaigti. Oi, tai ką galime padaryti? Iš tikrųjų galime daug ką padaryti. Ir tai visai paprasta. Norite sužinoti kaip? Žiūrėkite kitus mūsų filmukus, kaip sutaupyti energiją. Ačiū vaikučiai, kad žiūrėjote. Ir iki kito karto. Prenumeruokite mūsų kanalą ir nepraleisite naujų filmukų.